Evangelija. Žmogus beria dirvon sėklą ir miega, o sėkla auga, jam visiškai nežinant kaip. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus kalbėjo minioms, su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių. Pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus to jau imasi jautulą, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Ji tartum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržoves. Išleidžia plačias šakas, taip, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškino. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovingas Kristus. Kaip Jėzui Kristui, ačiū dalytė už paskaitymą, už giesmes, tokias gražias kviečiančias čia. Ir pasiklausykime, ką sako šiandien paskutinę sausio dieną žodis tarp mūsų. Žemė savaime duoda vaisių. Dievo karalystė tikrai yra. Tiksliau sakant, ji yra čia ir yra dabar. Ji auga ir stiprėja, kaip garstyčios medis Jėzaus palyginime. Ji yra ne tik danguje, bet ir žemėje. Į ją galima įžengti jau dabar. Ja Jėzus pasėjo tarp mūsų, kaip pačią smulkiausią sėklelę. Karalystė bręsta beveik savaime. Ir nors mes ne visada nemokėme ją esant, ji apima visą kūrinyje. Netgi tuos, kurie nepripažįsta jos buvimo. Jėzus pradėjo savo tarnystę skelbdamas gerąją naujieną. Prisiartino jo karalystė. Jis skelbė ją žodžiais ir rodė savo galia. Išgydymai, išlaisvinimai, atgaila, perkeisti gyvenimai – visa tai buvo karalystės ženklai Jėzaus laikais. Jie galioja ir mūsų dienomis. Kad ir kur jie pasirodytų, kad ir kokiu metu jie vyktų, šie ženklai skelbia netikinčiam pasaulio žinią. Dievas tikrai yra. O jei to negana, dar yra šventosios dvasios vaisiai. Tai meilė, džiaugsmas, taika ir kiti galingi karalystės liudininkai. Broliai ir seserys, Dievas mus pašaukė į savo karalystę ir garbę. Jis nori su kiekvienu iš mūsų turėti glaudų, meilę, persuntą ryšį. Jėzus gyveno, mirė ir prisikėlė, kad mes galėtume priklausyti šiai karalystei. Nors čia ir dabar turime kovoti, žinome, kad ši karalystė vieną dieną tikrai įveiks visas nuodėmes, kančią ir mirtį. Iki to laiko karalystę skelbėme ir rodome kitiems žmonėms. Dabar tik savo darbais. Tai nesunku, meldžiamės už ligonius, kad jie pagytų. Jei namuose pristigo sutarimų ar darnos, meldžiame išvadavimų, iš slegiančių tamsybių, daliname meilę šalia esančią. Visų svarbiausia gyventi meilę. Stenkimės kasdien vis labiau parodyti Dievo meilę, nežiūrint į tai, kad nuolat šalia mūsų sergi ir piktoji dvasia. Tegul mums itin rūpi
parodyti daugiau meilės savo vaikams, sutuoktiniam, tėvam, bendradarbiam, ypatingai šalia esantiems. Nepagailėkime malonų žodžių šalia esančių. Užkalbinkime tą žmogų, kuris mums atrodo vienišas. Užuot tik kalbėję žmonėms apie Dievo meilę, parodykime ją patys, kad ji yra tikra, turinti konkrečius pavidalus. Leiskime žmonėms pamatyti Dievo karalystę savo darbais. Ja viešpataujančią mūsų gyvenimą. Šventoji dvasia, tikiu, kad Dievo karalystė yra čia ir dabar. Suteik man drąsos kalbėti, melstis ir darbuotis, kad ji apsireikštų kuo daugiau žmonių ir visam pasauliu. Taigi, ačiū, kad klausėte. Na, iš tikrųjų, turbūt mes lyg ir suvokiam, girdėdami, kad tikrai taip yra. Mes tikrai galim ją kurti, tikrai galim tą padaryti. Kaip sako, tas piktasis yra šalia ir jisai nuolat pakiša koją ir mumyse veikia ir trukdo daryti. Trukdo gal bus nuteikdamas kitaip, gal pavėdėdamas kitą kryptimi, kur sukelia mumyse tam tikrą maištą, šitą grandinį tęsiasi ir toliau. Iš tikrųjų, šiandien melskime Viešpatį, prašydami mums visiems tos išminties, siunčiant šventąją dvasią į mūsų širdis, kad tie mūsų sprendimai būtų ne pagal piktojo valią, o pagal Dievo valią. Prašykime Viešpaties tos malonės, ypatingai, jei mes čia šiandien turim šitą galimybę. Ir Viešpats yra čia su mumis, kuris nuolat mus saugo. Melskime mes taip pat šiandien ir už mūsų popiežių, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad stiprintų viso pasaulio žmonės dvasiškai. Melskime už mūsų valstybės vadovus, už prezidentę, už seimo narius. Prašykime jiems išminties, kad jie dirbtų mūsų tautos labui. Ir melskime už visas mūsų šiandien, mūsų ūkių visadalis, ar ne? Melskime mes ir už visas mūsų pagalbinės tarnybas. Iš tikrųjų, labai daug priklauso mūsų gyvenimas, mūsų nuotaikos, mūsų galų gale ir matymai, kaip jie dirba, kaip jie atlieka tą darbą. Šiam technologijų pasaulyje, kada taip yra viskas sudėstyta, iš tikrųjų mums greitai iškyla nervai, pyktis, kas nors nesijungia, kas nors nedega, kas nors kompiuteris neveikia. Iš tikrųjų daug ir priklauso labai daug nuo šitų žmonių atsakingumų. Kaip jie tą darbą atlieka? Ar jie tą darbą atlieka su meile? Ar jie tą darbą atlieka kaip sau? Ar jie tą darbą atlieka kaip tėvus? Išmelskime ir prašykime Viešpaties malonę jiem visiems, kad iš tikrųjų mes kaip ir čia būnam šiltai, šviesiai, visi mes tą galėtume patirti visame kame. Prašykime Viešpaties taip pat malonų, tam ateinančiam, kad laimintų mūsų savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį, kaip matom, iš jau kitokia ir pūga, ir tas oras, kad tikrai tų nelaimių nepatirtume ir kad mes pirmadienį čia pradžioje susirinktume visi vėl į šitą puikią vietą ir galėtume dėkoti Viešpačiui už tą gerą dieną. Melskime taip pat mes už visus gimusius šiandien dieną. Prašykime jiem stiprybės, Dievo palaimus. Mes vakar matėm ir Vilmą, kuri šiltėjo tikrai, bet prašau, kiek Dievas jai nepagailėjo, kai jinai savo gerumą tikrai mato, kaip dalina aplinkiniam visiems. Tai čia akivaizdžiau negali būti, mes vakar taip pat matom Dievo stebuklą, kur negali nematyti. O tokį rezultatą mes pasiekti galim kiekvienas. Bet ir vėl paklauskime, ar mes to norim, ar mes traukiamės nuo to. Tai prašykime Viešpaties malonę visiems mūsų bendruomenės žmonėms, kurie švenčia savo gimtadienį. Prašykime Viešpaties malonę tiem, kurie patarnauja, kurie dirba. Tikrai melskimės ir už Genutę, kuri ir ekscelencija ištisai
visai globoja ir palaiko, ar ne. Ir mes tikrai jį dar galim turėti ir jis gali mus stiprinti savo maldą. Prašykime jai stiprybės, jos rankom, jos visame kame, kad jinai galėtų ir toliau stiprinti. Dėkokime Viešpačiui už Vismantę. Mergaitė tikrai šiandien, ne tik šiandien, gavo atsakymį savo dar rezultatų. Džiaugiasi, kad ligos padarinių nelikę. Dėkokime Dievui už visas šitas galimybės. Kaip bus toliau, bet aišku, jinai pati mergaitė supranta, kad jei ne Dievas turbūt Vismantėlė, šitie akivaizdūs dalykai tavo ligoje tave šiandien jau būtum gulėjus arba sukaustyta, arba mes būtume tavęs neturėti. Tai arba mes matom, arba mes nematom. Bet iš tikrųjų tie žmonės, kurie tą išgyvena, net nebijo to pripažinti. Šiandien Vismantė turbūt visiškai nesarmata pasakyti, kad Dievas veikia manyje, dėkingai be galo. Tai iš tikrųjų, kadangi labai gerai žinau, tai drįstu kalbėti už Vismantę. Tai tikrai dėkokime Dievui už tas dovanas, kurias Jis mums nuolatos teikia. Prašykim Viešpaties išminties mums visiems atsakomybės pasirinkimų, kai turėsime tą didelį renginį Expo. Šiandien mes tokį trumpą susirinkimą turėsim, paskui gal vis daugiau ir Jolanta išsiaiškinsit, ką daryti, kad tikrai mes su nuoširdumu, su atsinešimu, su atsakomybė kiekvienas padarytume tą darbą. Iš tikrųjų, dar kartą noriu padėkoti Dievui už tai, kad tikrai prisijungė prie giesmių ir mūsų vadybinės komandos ir bendruomenės žmonės. Tikrai labai labai ačiū. Tikrai Dievo veikimas ir dėkoju tradicijai, galbūt nematau. Tie, kurie dasijungia, tie, kurie kartu su mokiniais, kaip yra svarbu. Manau, ir mokiniams tas yra labai svarbu. Tikrai džiaugiasi viešpats matydamas tokį reikia. Melskime taip pat už sergančius mūsų bendruomenės žmonės. Melskime už Albinutę, jinai neserga, bet stiprybės jai, už josios seseris, už ekscelenciją, už Auriną, už Valdytę, Švenicą, už Kėvutę, už visus kitus, kad stiprintų viešpats. Ir galėčiau vardinti mus visus, prašydami mums visiems sveikatos, dvasinės stiprybės, mes visi jos stingam turbūt, visiems mums jos reikia. Ir prašykime Viešpaties, kad jeigu Jis sušaukė šiandien mus čia visus ir mes čia esam visi, tai kad Jis tegul mus ir laimina kiekvieną ir teikia mums stiprybės. Taip pat melskime už išėjusius mūsų žmonės. Melskime mes už Ritą, už Simoną, už Darių, Alfonsą, Kazį, Aušrą, Liliją, Ingridą, Mariją, Rimantą, Ireną, Violetą, Sigitą. Melskime Marijoną. Ir už visus kitus mes mąstykime ir prisiminkime savo brangius žmones mums, iškeliavusius pas Viešpatį, ir prašykime Marijos globos jų sieloms ir užtarimų mūsų reikaluose pas Viešpatį. Kviečiu bendrą maldą.